Labas vakaras, bičiuliai. Aš Jonas Kovalskis ir šiandien pakalbėsime vėl apie mūsų aktualiausią temą šiuo metu Lietuvoje tikriausiai po koronaviruso pandemijos, su kuria taip nemokšiškai tvarkosi panelės Ingridos Šimonytės konservatorių liberalų vyriausybė. Tai santykiai su Kinija ir su tuo susijęs Gabrieliaus Landsbergio Lietuvos užsienio reikalų ministro atsistatydinimas. Aiškėja naujos ir labai reikšmingos detalės, kurios verčia manyti, kad, sakysim, antraeilių figūrų aukojimų jau Lietuva nebegalės atsipirkti santykius ne tik su Kinija, bet ir su viso pasaulio ekonomikos. Kinija pareikalavo iš transnacionalinių korporacijų nutraukti ryšius su Lietuva, priešingu atveju pagrasino, kad įmonėms nebus leista parduoti savo produkciją Kinijos rinkoje. Rašo nauja agentūra Reuters, remdamasi mūsų Lietuvos užsienio reikalų viceministrų, žinomų ir nuolatinių protestų akcijų įvairiausių dalyvių prie Rusijos ambasados konservatorių Manto Adomėno. Tiesioginės prekybos tarp Lietuvos ir Kinijos apimtis yra nedidelis. Tačiau Baltijos, mūsų Lietuvos teritorijoje yra įsikūręs nemažai gamintojų, kurios gamina prekes tarptautinėms korporacijoms, o šios savo ruožtų parduoda jas Kinijos rinkoje. Kinija šiuo metu siunčia žinias tarptautinėms korporacijoms, kad jei jos naudos detalės ir atsarginės detalės ir medžiagas iš Lietuvos, jos nebegalės parduoti savo prekių Kinijos rinkoje. O tai kurioms korporacijoms būtų labai didelis nuostolis. Guodėsi Mantas Adomėnas. Jis pridūrė, kad kai kurios įmonės jau nutraukė sutartis su Lietuvos tiekėjais, tačiau nenurodė, kokios tai įmonės. Kinijos spaudimą transnacionalinėms įmonėms patvirtino ir Lietuvos pramonininkų konfederacija. Organizacijos vadovas Vidmantas Janulevičius, taip pat nenurodydamas jokių įmonių pavadinimų, nurodė, kad kai kurios Lietuvos įmonės jau patyrė tokį spaudimą ir jis gana buvo juntamas. Aukštas Lietuvos valdžios pareigūnas sakė, kad Lietuva svarsto galimybę įsteigti fondą, kaip padėti apsaugoti vietos gamintojus nuo Kinijos veiksmų. Anot jo, Lietuvos vyriausybė veda tokias užkulisinės derybas su tomis įmonėmis, kaip jas paremti, kaip diskutuoja su tom įmonėm dėl paskolų, kad jos nenukentėtų. Vadinasi, veiksmas vyksta labai gilus, į kurį konservatorių liberalų veikėjai paprastai nusispjaunantis į viską. Ištisai, į bet kokią nuomonę, į bet kokias demonstracijas, į bet kokius protestuotojus, į bet visą, jau nebegali to daryti ir privalo įsiklausyti. Va, tai čia yra reikšminga detalė. Be to Lietuva paprašė Europos komisijos paramos, rašo Reuters. Laiške, kurį agentūra perskaitė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, pažymėjo, kad susidūrus su Kinija reikia ES lygmens atsako, kad būtų siunčiamas signalas, kad politiškai motyvuotas ekonominis spaudimas yra nepriimtinas ir neleistinas. Va, čia įdomi pozicija tokia yra mūsų anūkėlio vienas Gabrieliaus Landsbergio, kaip gadinti santykius su Kinija ir dergti, sakysim, bet kuriai valstybei, Rusijai, Baltarusijai, tai ES leidimo nereikia. Pakanka tik tais Vašingtono pritarimo lygtelėjimą ir mūsų Lietuvos korumpuoti funkcionieriai puola vykdyti priešingus mūsų nacionaliniams interesus nurodymus iš Vašingtono ir aukoja ekonominius projektus lengva ranka. Tačiau Europos komisija nors išreiškė paramą nukentėjusiam Gabrieliui Landsbergiui, bet tai gali būti tokia parama, kaip kažkada tai parama Lenkams. Tas paskelbė karą Vokietijai ir nei vienas tankas iš Didžiosios Britanijos nepajudėjo. Tai čia gali būti va toks karas. Lapkritį Kinija pažemino diplomatinių santykių lygį su Lietuva iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygių. Vilniuje, kai Vilnius taip kvailai
idiotiškai atidarė Vilniuje Taivano atstovybę. Ne kokia nors Taibėjaus ar ką ten šitą, bet patys Taivano salos kaip atskiros valstybės atstovybė. Kinija rugpjūtį į tai sureagavo griežtai ir atšaukė savo ambasadorių iš Vilniaus, o Lietuvos ambasadoriui rekomendavo taip tonu, kuris neleidžia abejoti ir neleidžia nepriimti pasiūlymą, išvykti iš šalies, ką Lietuvos ambasadorius rugsėjį ir padarė. Lietuvos valdančioji koalicija pernai sutiko paremti Taivaną, sukeldama pavojų Lietuvos santykiams su Kinija. Jie taip puikiai žinojo, kad tai įvyks, kad bus reakcija neigiama Kinijos, bet čia vis tiek konservatorių liberalai taip įprato per 30 metų spjaudyti Maskvos pusę, rodyti nuogą užpakalį savo ir visišką protinį nepakankamumą, Baltarusijos pusę, bet ko šito, kam nurodys Jungtinės Amerikos valstijos. Va, ir Kinija, kaip mes žinom, laiko Taivaną savo neatskiriamą dalimi teritoriją ir daro vis didesnį spaudimą tarptautinėje arenoje visoms šalims, kurios bando pripažinti ją kaip atskirą. Vašingtonui tai labai patinka, jis skatina Taivano nepriklausomybę, viską, palaiko konfliktą, kaip ir visada, kurį ateina Jungtinės Amerikos valstijos, jis visada sukelia konfliktą kažkokį. Tai va, Kinijos užsienio reikalų ministerijos sekretorius Van Weibinas ne kartą kritikavo Lietuvą dėl jos pozicijos Taivano atžvilgiu. Tai sukūrė, cituoju, klaidingą įspūdį, kad Taivanas yra atskirtas nuo Kinijos, rimtai pakenkė Kinijos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui ir sukūrė akivaizdų precedentą tarptautinėje bendrovėje, sakė jis, ir pridūrė, kad Kinija ryžtingai gins savo teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nacionalinius interesus. Į tai reikėjo įsiklausyti, būtinai įsiklausyti. Kai pasaulio ekonomika numeris 1 sako, nereikia to daryti, reikia to nedaryti. Protingi diplomatai taip ir daro. Tačiau Lietuvos konservatoriai, liberalai ir protas tai yra du didžiuliai skirtumai, kurie atskirti nuo vienas kito kosminiais nuotoliais. Kitos šalis irgi turi Jungtinių Amerikos valstijos prašymų yra įsikūrusios Taivano, sakysim, biurus savo teritorijose, bet nelaiko jų Taivano atstovybėmis. Vadina Taibėjaus, Taivano sostinės biurais, dar kaip nors, viskas taip gudriai. Pas Jungtinės Amerikos taip daro šitą. Ir tik lietuvių konservatoriai, liberalai sugalvojo, kad reikia būtent Taivano atstovybę padaryti. Sunku pasakyti, kur protas buvo, kur buvo konservatoriai, kai Dievas dalino protą. Lietuva politinėje akistoje su Kinija iš pradžių yra akivaizdžiai pralaiminčioji pozicija, nes negali padaryti jokios juntamos reikšmės Kinijai, jokios, sakysim, ekonominės žalos, dar kas nors politinės spaudimą, diplomatinės spaudimą. O Kinija tai gali, ir labai lengvai gali, rimtų ekonominių nuostolių ir ne tik ekonominių labai gali padaryti. Tas Lietuvos konservatorių liberalų proamerikietiškas režimas daugelio šalių atžvilgių vykdo labai nedraugišką politiką. Taip diplomatijoje nesielgiama, bet konservatoriai tai daro. Kad galėtų pasitarnauti savo siuzerenui Vašingtonui, įtikti jam. Ir dažnai valdant Lietuvos klipa lengva ranka aukoja valstybės tautos nacionalinius interesus. Tai jie daro todėl, kad per 30 metų savo nebaudžiamas savivalis jie sukūrė giliai korumpuotą politinę sistemą, kurioje jie vykdo totalinę kontrolę visų viešo gyvenimo sferų. Valdantis konservatorių liberalų antiliaudinis režimas savo rankose sukoncentravo visų valdžios šakų, įstatymų leidžiamosios, Seimas, tai vykdomosios vyriausybės, teismų ir ypatingai žiniasklaidos galią kontroliuoja visus paskirimus visose valdžios struktūrose, skiria savo korumpuotus atstovus į visus sprendimus priimančias pozicijas, todėl jaučiasi neatskaitingas tautai, visuomeniai, jaučiasi nebaudžiamas ir nepasiekiamas teisingumai, neatsakingas, kadangi visos teisingumo ir jėgos struktūros yra taip pat jų totalinėje kontrolioje. Už bet kurį konservatorių liberalų išsišokimą, o aš vadinčiau nusikaltimu, tai vadinčiau visada nusikaltimu, vidaus ir užsienio politikoje atsako ne jie, kaip paprastai
O atsako visa tauta, valstybė ir piliečiai. Todėl nevokti iš to, kodėl nevokti jiems iš tautos, jei galim. Tai konfliktas tuo ir užsiima. Ir užsiima nuo tų laikų, kai juos į valdžią patupdė po žinomos spalvotos revoliucijos 90 metais demokratijos tvirtovė Jungtinės Amerikos valstijos. Šiuo metu Lietuva sugebėjo, atėjus konservatoriams ir liberalams, tik per metus susipykti su visais. Susipyko net su Baltarusija, Rusija ir Kinija vienu metu. Tas, sakysim, Lietuvos išbraukimas iš Kinijos muitinės sąrašų ir po to paskui po kelių dienų grąžinimas į sąrašus tuos, tai įspėjimas Pekino, įspėjimas Vilniui. Žiūrėkit, kaip lengvai galima jūs išmesti ir gražinti. Bet kuriuo metu, bet kuria kryptimi. Bet kažkaip tai konservatoriai to nespėja pavogti. Lietuva prieš 6 metus iš tikrųjų skaičiavo ir tikėjusi milijardinių investicijų. Prisimint, Grybauskaitė ten važiavo į Pekiną, demonstravo sūrius, grėtinės ir taip toliau, ten džiaugiasi, kad tai bus. Bet galiausiai pasakė, vėlgi konservatorių liberalų pastangų dėka, kad to nebus. O kodėl? Mat Kinija prieš 3 metus buvo įtraukta į valstybės saugumo departamento kasmet ruošiamą grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitas. Kaip viena iš šalių, kaip antra iš šalių, sakysim, po Rusijos, kur kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam konservatorių liberalų režimui. Ir galvojat, kad tai liko nepastebėta, Kinijos ambasadoje Vilniuje, žinoma, buvo pastebėta ir atitinkamai įvertinama kaip itin nedraugiškas aktas. Dar jeigu kas nors jau tikriausiai ir pamiršot, bet 2000 metais tie patys konservatoriai liberalai buvo sugalvoję surengti tarptautinį tribunolą komunizmo nusikaltimams, visuomeninį tribunolą komunizmo nusikaltimams tirti. Tai jie surengė specialiai tomis dienomis, kai milžiniška Kinijos delegacija su jos vadovu nusileido Vilniaus oro uoste. Kai sužinojo, kad konservatoriai ir liberalai pasielgė taip kiauliškai, Kinijos komunistų partijos aukščiausia vadovybė atsiverusi milžinišką grupę verslininkų, kad sudaryti tikrai sukurti naudingus ekonominius santykius su Lietuva, net nelipo iš lėktuvo. Palaukė, kol pripildys degalų ir skrido toliau. Štai konservatorių visokių kvaili politizuoti sprendimai ekonomikos srityje. Taip, pačiai Kinijai, sakysim, Lietuvos problema nėra aktuali tokia ir nepatenka į pagrindinį sąrašą, o štai Vilniui gali būti labai rimtas. Sprendžiant pagal vakar žiniuose matytus Šimonytės, Landsbergio ir visų tų konservatorių veidus, jie tai ima suvokti. Sakysim, JP Morgan Chase bankas valdo sako, kad 17 trilijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių turtą. Kartą jų valdytojas, atrodo prieš 3 metus, nevykusiai pajokavo Kinijos komunistų partijos adresu. Žinot, kad pas to buvo, jis vos ne ant kelio atsiprašinėjo Kinijos komunistų, kad nepykit, čia buvo nevykęs pokštas. 17 trilijonų ir palyginti savo 50 milijardų praskolintos Lietuvos biudžeto konservatorių. Manau, yra dėl ko susirūpinti ir tai matėsi jų veidose. Kinai pademonstravo savo poziciją, jeigu Lietuva praras kelis šimtus milijonų, jei tai bus labai daug, o Kinijoje tai bus lašas jūrai. Ir Vilniui tai bus reikšminga, ypač kai dabar jie sugebėjo sugadinti santykius su Baltarusija ir vėl norėdami įtikti Vašingtonui, nutraukė Baltarusijos prekių tranzitą per Lietuvą. Lietuvos geležinkeliai ir Klaipėdos uostas jau stovi. Lietuvos konservatorių liberalų klika turi stebėtiną talentą, tik atėjus į valdžią susirinkti savo įžūlumo dėka tokį negatyvo kiekį, kad ilgam netenka galimybės būti dominuojančia valdžios partija. Ir ją gelbsti tik jų kontroliuojama korumpuota politinė sistema, kurią jis kūrė per 30 metų. Ir JAV, NATO okupantų durtuvai, ir jie daro tą šešėlinę įtaką ir daro neigiamą įtaką Lietuvai, net būdami opozicijoje.
Šį kartą konservatoriai ir liberalai perspjovė save ir įžengė į Kinijos raudonojo drakono teritoriją. Ir drakonui tai nepatinka. Ir tikėkime, padarė lemtingą, fatalinę klaidą, nuo kurios gali prasidėti, sakysim, rimti perstatymai valdžioje ir galima tikėtis, kad Lietuvos žmonės pagaliau suvoks, kokia partija yra konservatoriai ir liberalai ir imsis išsivadavimo kovos iš komprodorinio konservatorių ir liberalų režimo diktatūros. Tai labai svarbu. Ir galutinai susikompromitavusių korumpuotų figūrų aukojimas konservatorių ir liberalų režimo nuo tautos tribunolų gali, rūstybės gali ir jau neišgelbėti. Teks keisti ne atskiras dešiniųjų politinės prostitutės, bet visą Landsberginį bordelį pastatyti teisimųjų suolėm. Konservatoriai gali meluoti keliams žmonėms visai jų gyvenimą. Konservatoriai gali meluoti grupiai žmonių kurį laiką. Tačiau konservatoriai ir liberalai negali meluoti visai tautai visą laiką. 30 metų konservatorių ir liberalų melo Lietuvai jau yra nepriimtinai daug. Pražūtingai daug. Manau, kad atėjo laikas spręsti apie konservatorių, liberalų melą ir diktatūros pabaigą. Pervertinti stipriai viską. Tikėkime, įvykiai vystysis teisingai. Ir konservatoriai ir liberalai pagaliau gaus tai, ko nusipelnė. Sėkmės, bičiuliai, viso gero.